Labas vakaras visiems susirinkusiems ir stebintiems transliaciją LRT LT portale. Žinių ekonomikos forumas neatidėlioti, tai yra diskusijų forumas, kuriame susitinka valstybei svarbiausios sritys - mokslas, politika, verslas, aktyvi pilietinė visuomenė, kalbėti apie valstybės pažangai reikalingą progresą švietime, globalių sprendimų paieškoje, inovacijose ir aukštą pridėtinę vertę kuriančioje ekonomikoje. Tad Asociacija Žinių ekonomikos forumas ir Vilniaus universitetas partneris šią valandą kviečia diskutuoti dar vieną temą - neatidėlioti mokymosi visą gyvenimą. Ateinančią valandą mes mokymasi visą gyvenimą ir analizuosime kaip pagrindą aukštą pridėtinę vertę kuriančiai ekonomikai. Diskusijoje dalyvaus Mykolo Riomerio universiteto tyrėja daktarė Irena Žemaitaitytė. Labas vakaras. Asociacijos Lithuania Bio prezidentas Tomas Andrejauskas. Labas vakaras. Vilniaus universiteto verslo mokyklos direktorė daktarė Birutė Miškinienė. Labas vakaras. Joje taip pat turėjo dalyvauti Seimo narys, ateities komiteto pirmininkas daktaras Raimundas Lopata ir filosofas Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas Paulius Gritėnas, bet jų šį vakarą dėja nebus. Diskusiją moderuosiu aš, žurnalistė Rasa Tapinienė, ir ją nagrinėjamų klausimų, ar mokymasis visą gyvenimą transformuos mūsų ekonomiką įkuriančią aukštą pridėtinę vertę. Pradėsime akademinio lauko įžvalgomis ir tas įžvalgas kviečiame pristatyti Mykolo Riomerio universiteto tyrėjas daktarė Irena Žemaitaitytė ir daktarė Daiva Pankauskienė. Labas vakaras. Prieš pradedant turbūt svarbu pasakyti, kad apie suaugusių mokymąsi Lietuvoje pastaruosius dešimtmečius mes dažniausiai diskutuodavom iš tokio labai probleminio klausimo, kad visgi maža dalis Lietuvos suaugusiųjų dalyvauja suaugusių mokymąsi. Šiandien matysite, aš pristatysiu tas pirmasis skaidres, tos bendros situacijos, kad šiek tiek ta situacija gerėja ir truputėlį situacija darosi optimistiškesnė, bet žinoma vis tiek tam tikrų probleminių aspektų išlieka. Kaip matote, čia yra 2022 metais 8,5% visų suaugusių dalyvavo mokymesi 12 mėnesių laikotarpyje. 23 metų duomenimis tas skaičius truputėlį paaugo, bet vis tiek Lietuva vis dar randasi toje antroje pusėje Europos šalių pagal dalyvaujančių suaugusių skaičių. Kuo mes galime pasidžiaugti, tai tuo, kad didėja suaugusių 25-64 metų amžiaus pagal jų išsilavinimą. Tai yra šiek tiek, kad ir nelabai gal žymiai, bet auga suaugusių turinčių aukštą išsilavinimą skaičius. Vėlgi, ir pasidžiaugimo, ir šiek tiek problematinis klausimas, tai yra atotrūkis dalyvaujančių vyrų ir moterų. Tai mes pastaraisiais metais vis kalbam apie lygias galimybės, apie įtraukti. Tai šiuo atveju turbūt irgi galbūt ir diskusijos metu išryškės apie tai, kaip aktyvinti Lietuvos vyrus įsitraukti į suaugusiųjų mokymąsi. Čia ką paminėjau, kad apie 46,5% visų 25-64 metų amžiaus šalies gyventojų turi išsilavinimą aukštąjį. Ir čia mes tikrai esame vieni pirmųjų pozicijų. Lygiai kaip ir kai mes džiaugiamės jaunimo laimės indeksų, taip, kad mūsų jaunimas pats laimingiausias, tai tikrai galime pasidžiaugti. Čia matote, duomenys truputėlį senesni, bet naujesnių nėra. Tai yra Lietuvos jaunimas 30-34 metų amžiaus pagal turinčių aukštą išsilavinimą yra pirmaujantis Europoje. Tai tikrai mes to turim džiaugtis, nes aš manyčiau, kad čia yra Lietuvos turtas. Ir tas probleminis klausimas, kurį turbūt irgi mes šiek tiek paliesime ir kalbėdami apie darbo rinką, apie įtraukti, tai yra jaunimo 18-24 metų, kurie neįgyja vidutinio išsilavinimo ir nesimokantis. Nors mes matom nuo 20 metų tą tendenciją, tie skaičiai šiek tiek mažėja.
Bet visgi, manytume, tai svarbi dalis, kurie būsimieji aktyvūs rinkos dalyviai ir čia vėl turbūt diskusijos metu išryškės, kaip juos aktyvinti, kaip juos įtraukti, ką apie tai galvoja darbdaviai. Ir dabar norėčiau pakviesti savo kolegę, kuri pristatys tyrimą būtent susijęta su darbdavių požiūriu. Sveiki, aš gal viso tyrimo nepristatysiu, tik tai gabalėlį tyrimo, kaip reiškiasi pageidaujamos kompetencijos darbo rinkos kontekste. Ir mes čia su kolegomis turėjome didelį nacionalinį tyrimą, tyrinėjantį kritinio mąstymo sampratos ir raišką dviejose sferose: aukštojo mokslo, studijų kontekste ir darbo rinkos kontekste. Tai aš dabar tiesiog pristatysiu darbo rinkos kontekstą. Tai turėjome kokybinį tyrimą, matot, kiek buvo darbdavių ir kiek darbuotojų, ir taip pat didžiulį kiekybinį tyrimą, anketinę apklausą su darbdaviais ir darbuotojais. Tai kokybinio tyrimo rezultatai, kai mes klausėme darbuotojų ir darbdavių, kaip jie, klausėme ir apie kritinio mąstymo vertę ir kaip jie skatina kritinį mąstymą kaip tokią vertingą kompetenciją savo organizacijose, tai darbdaviai iš tikrųjų skatina ir puoselėdami atvirumą ir taikydami įvairias organizacinės priemonės, tame tarpe ir atlygio, motyvacinės priemonės ir savarankišką problemų sprendimą ir rodydami asmeninį pavyzdį, gerąją prasme, provokuodami ir mesdami iššūkį, deleguodami atsakomybės, rodydami pasitikėjimą ir skatindami, nebausdami, bet skatindami mokytis iš klaidų. O darbuotojai, kaip jie savo organizacijose patiria kritinį mąstymą, tai keldami klausimus, apmąstydami problemas iš įvairių perspektyvų, atsakydami į iššūkį ir, aišku, išsakydami asmeninę poziciją ar nuomonę prieštaringame kontekste. Tai čia tiesiog norėtumėm pabrėžti, kad čia galbūt tokia vyraujanti visuomenėje nuomonė, žodžiu, kad darbdaviams nereikia kritiškai mąstančių darbuotojų, kad jie nori paklusnių vykdytojų, tai mūsų tyrimas tai paneigia. O kiekybinio tyrimo rezultatuose, tai kas iš tikrųjų yra svarbiausia darbdavių požiūrių, tai kad darbuotojai gebėtų sureaguoti į susidariusią situaciją operatyviai ir priimti pagrįstus sprendimus, kad gebėtų dirbti ne tik tai individualiai, savarankiškai, bet ir kolegialiai, krizinėse situacijose, motyvuoti, pagrįsti sprendimus, o darbuotojams labai svarbiausia atrodo visapusiškai įsigilinti į problemą, panaudojant žinias ir ieškant naujų ir taip pat nuolat reflektuojant ir analizuojant savo veiksmus. Kai mes klausėme, o kasgi atsakingas už tą kritinio mąstymo puoselėjimą bei skatinimą, tai pirmiausiai visi atsakė, tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, kad pats asmuo, organizacija svarbu ir tik paskui aukštoji mokykla. Ir tyrimo rezultatai mums parodo, kad darbo rinkos kontekste mes matome, kad tos kompetencijos ne tik tai praktinės, kaip mes esame įsivaizduojamės, tokios labai dalykinės, bet bendrosios kompetencijos yra labai svarbios, taip pat ir kritinis mąstymas ir gebėjimas veikti neapibrėžtom aplinkybėm, kas yra mūsų nūdiena dabar, greitai ir veiksmingai spręsti įvairias problemas, būtent sąsojoje su ekonominiu naudingumu bei konkurenciniu pranašumu. Ir aišku, akcentuojama tarpusavio sąveikos reikšmė, puoselėjant kritinį mąstymą, svarbi organizacijos kultūra, atvirumas, dialogiškumas ir kolegialumas. Taip kad labai taip fragmentiškai tikrai gabaliuką tyrimą pristačiau, tiesiog norėdama akcentuoti, kad visą gyvenimą mokymasis yra ne tik tai organizacijose, kaip mes įsivaizduojam suaugusių, kad būtinai reikia įti į profesinę mokyklą, ar galbūt į aukštąją mokyklą, ar dar kažkokią kitokią, kad tai gali vykti ir pačiose organizacijose. Ir kad darbdaviam tai yra labai didžiulė vertybė ir kad matydami tokį potencialą, jie skatina savo darbuotojų mokymosi darbo vietoje. Ačiū. Ačiū tyrėjom ir prieš pradedant diskusiją norime paraginti jūs stebinčius nuotolį įsitraukti į jas, Snaido.com programėlėje. Atsakykite į klausimą, kaip jūs manote, ar tas mokymasis visą gyvenimą transformuos Lietuvos ekonomiką, ir taip pat ten galite užduoti klausimus diskusijos dalyviam. Noriu paklausti jūsų, bendras toks klausimas visiems, ponia Miškinienė, gal nuo jūsų pradėsim. Kaip jūs manot, ar apskritai
žmogaus gebėjimai, žmogaus specializacija, ar ne, turėtų tobulų atveju atitikti rinkos poreikius? Tai labai lengvas atsakymas. Tikrai taip. Tikrai turėtų. Bet turbūt iš to seka kitas klausimas, kuriam laikotarpiui. Nes iš tikrųjų tai šiandieninė situacija yra tokia, priklausomai nuo sektoriaus, yra labai dinamiškų sektorių. Ir ta dinamika yra tokia, kad tu turi nuolat mokytis. Ten labai daug besikeičiančių dalykų ir reiškia, jeigu tu jų neišmanai, tai tavo tas diplomas, kurį tu turi, tam laikui viskas okei. Bet dabartiniai situacijai ir dabartiniai darbo vietoje tikrai nebe okei. Tai būtent čia turbūt apie tai. Bet yra dar kitas dalykas ir ką iš tikrųjų turbūt ir tyrimas rodo ir parodė, tai tas nuolatinis mokymas šiandien dienai jisai svarbus ne tik tai darbdaviui, bet ir darbuotojui. Todėl, kad jeigu mes kalbam, sakykime, apie jaunus žmonės, tai nereikia tikėtis, kad tas žmogus labai ilgai dirbs toj darbo vietoj. Ir, sakykime, ta lojalumo samprata jau šiandien dienai jinai visai kitokia yra. Ir jeigu kažkada galvojom, kad keisti darbą ten kas 5 metus ar kas 7 metus yra norma, tai šiandien tokių normų nebėra. Ir reiškia, yra tos vadinamos zigzaginės karjeros, tai reiškia, kad aš šiandien dirbu vienam sektoriui vienoj pozicijoje, kitam sektoriui aš dirbu visiškai kitoj pozicijoje. Tai reiškia, ta dinamika jinai yra tiesiog neišvengiama. Ir man labai keista, kad mes vis nuolat apie tai šnekam ir kažkodėl kartais jaučiamės, kad kažką įrodinėjam ir sakom, kad žinai, čia gal reikėtų tą daryti. Tai nežinau, ar atsakiau. Reikėtų daryti, ar ne? Pone Irena, ar jūs sutinkat, kad tam idealiam pasaulyje viskas turėtų būti subalansuota, tavo gebėjimai ir rinkos poreikiai? Nesutikti turbūt keistai atrodytų, turėtų būti, bet vėlgi tas mokymas ir tos karjeros kaita čia, aš galvoju, keli yra aspektai. Vienas dalykas, kadangi pati atstovauju aukštąją mokyklą, tai aš manau, čia yra aukštųjų mokyklų ir ypač universitetų užduotis, tai yra, parodyti, atskleisti, padėti tam jaunam žmogui pamėgti mokytis. Nes čia tikrai trūks visą gyvenimą, kartais studentai taip įtariai pasižiūri, kai tu pasakai, kad jūs turėsit mokytis visą gyvenimą, bet tas yra labai svarbu, nes rinka galbūt keičiasi greičiau, negu mes galime pakeisti ir adaptuoti formalias programas. Ir tada, jeigu išeina tas jaunas žmogus, turintis gebėjimą, turintis kompetenciją mokytis, jis tikrai gebės prisitaikyti. Tas yra labai svarbu. Antras aspektas labai trumpai, mes kalbam apie tai, kad keičia darbovietės, kad turi atsinaujinti. Vėlgi aš manau, kad mūsų dabar tokioj greitoj kaitoj, net jeigu tu ir dirbi toj pačioj institucijoje 20 metų, tai ta institucija labai greit gali keistis. Ir tada tu net nekeisdamas darbo vietos, tu labai aktyviai dalyvauji kaitoje. Tai sakau ir savo asmeninės patirties. Ačiū. Pane Andrejauskai, ką jūs galvojat? Tai ta mūsų rinka ir ekonomika jinai keičiasi ir kaip ir Investuok Lietuvoje jau įvardino, kad nebesam, kaip sakyti, pigios darbo jėgos šalis, transformuojasi naujos ekonomikos, ateina naujos ekonomikos įmonės ir pavyzdžiai į rinką ir jiem reikia be abejo žmonių, kurie yra, kaip sakyti, labiau universalūs, labiau tokie tarp sektoriniai, pavadinkim taip, o ne tai, kad kaip tradiciniais laikais buvo susifokusavę į vieną sektorių ir ten karjerą visą darydavo arba praleisdavo visą savo darbo reiškia karjerą tam vienam sektoriui. Tai dabar ta situacija keičiasi ir neišvengiamai tiems žmonėms, tiems darbuotojams reikia mokytis ir tos įmonės investuoja į tų žmonių ugdymą. Aišku, ten kalba neina apie fundamentinius mokslus, ten kalba eina labiau apie praktinius dalykus, kaip antai, tarkim, leidžia žmonės į galbūt kažkokius vadybos kursus, arba ten marketingo, arba ten eksporto, reguliatorikos ir panašiai. Tai sakyčiau, kad
ta rinka yra labai dinamiška, labai keičiasi ir negali pasakyti, kad ten pilnai atitinka ar ten netitinka, ta prasme. Tiesiog jinai keičiasi ir vėlgi pažiūrėkime, kokie sektoriai dominavo per paskutinį dešimtmetį, kurie sektoriai šovė, pavadinkime, Lietuvos ekonomikai per paskutinį dešimtmetį, tai tas pats informacinių technologijų ryšių sektorius, tas pats sveikatos technologijų, gyvybės mokslų sektoriai, kurie reikalauja ypatingų žinių, bet vėlgi tie žmonės, kurie ateina ten dirbti, jie yra, ta prasme, labai universalūs ir jie išmano daug dalykų ir vėlgi, pažiūrėkit, kaip tie patys darbdaviai, kokias erdves jiem kūrė, jeigu jūs apsilankysite biure, ten, tarkim, kokios aukštos pridėtinės vertės bendrovės, IT bendrovės, pamatysite erdves, kur tiem darbuotojams suteikiamos galimybės ten ir ilsėtis, ir pasportuoti, ir kažkokius žaidimus pažais, kitaip tariant, galvą pravedinti. Tai iš tiesų įmonės, matydamos, reiškia, galbūt poreikiai iš savo pusės, jos labai aktyviai prisideda prie tų darbuotojų ugdymo, o darbuotojams irgi yra gerai, nes jie tokiu būdu kelia savo žinių lygį. Jeigu kelia savo žinių lygį ir šia kelia savo vertę, tai šia gali daugiau uždirbti. Tai manau, kad čia viskas yra kaip ir labai, kaip ir normalioj valstybei, dinamiškai valstybei, kurioje ateina, ekonomikoje pradeda dominuoti sektoriai, kurie inovatyvūs yra. Jūs kalbėjote apie aukšto pridėtinę vertę kuriančias įmonės ir sąlygas darbuotojams juose, tai ar reikėtų suprasti, kad jeigu mes skatiname žmonės, ar ne, jaunus žmonės arba persikvalifikuoti siekiančių žmonės tą padaryti, tai į tas specializacijas, kurios sukuria aukštą pridėtinę vertę, visos kitos nelabai įdomu. Nebūtinai, ta prasme, nes, kaip sakiau, mes nebesam pigios darbo jėgos šalis ir žmonės gali ne tik tai ten uždirbti gerus atlyginimus, ta prasme, nes tų inovacijų, ta prasme, ir tradiciniuose sektoriuose inovacijos būtinos, nes be inovacijų mūsų šalis tiesiog nesukonkuruos, mes neturim pigių išteklių. Mes galim konkuruoti tik tai talentais, tik tai inovacijom ir manau, kad tai yra visiškai normalu, kad ir tradicinės pramonės šakos, tarkim, jos irgi suinteresuotos ugdyti darbuotojus, kurie tokie tarp sektoriniai ir geba matyti platesnį lauką ir geba atnešti tam darbdaviui idėjas, inovatyvias idėjas, kurių pagalba ta įmonė gali pradėti konkuruoti kažkokiais naujais produktais, o ne tik tai kaina jų. Tai manau, kad tas svarbu. Pabėta, ką jūs galvojate? Aš turbūt irgi turbūt pritarčiau, be abejonės, žinot, ir tie sektoriai keičiasi, bet aš manau, kad labai seniai mes turėjom tas indikacijas ir iš visokių tyrimų, iš OECD tyrimų, dar ko gero gal prieš kokį 10 ar gal net anksčiau, dar ankstesnį laiką, ten buvo labai aiški nuoroda, kad reikia investuoti į aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir kad žemos vertės darbai jie linkia išnykti. Ar ne? Tai reiškia iš tikrųjų tas manualinis darbas, jeigu mes kalbam apie labiau tokius manualinius darbus, ar ne, tai jie iš tikrųjų, čia laiko klausimas tik tai, kada jų nebeliks. Tai šiandien mes turim situaciją Lietuvoje turbūt, kai ką matom irgi labai įdomias tendencijas mūsų darbo rinkoje. Tas, kas gyvena Vilniuje, tai jau dabar mato, kad kai kuriuos darbus, tuos vadinamus manualinius paprastus darbus, jau pradeda dirbti nebe Lietuvos piliečiai ir mes labai juos aiškiai matom, identifikuojam, ar ne? Kažkada mes važiavom tokių darbų dirbti į Airiją, į Angliją, į Ameriką, tai dabar jau pas mus važiuoja tokių darbų dirbti. Tai iš tikrųjų čia ir yra ta realybė mūsų, tokia visiška aiški realybė, kad aukšta pridėtinė vertė, tai aišku, visiškai aiški kryptis, bet kai mes kalbame apie tuos kitus sektorius, tai jie irgi turės transformuotis, jie tiesiog
turės robotizuotis, ko mes labai bijom, ar ne, ir dažnai sakom, nu tai va čia robotai, dabar ir siejam patys savo tas baimės, kad pakeis čia mus ir čia mūsų neliks, ir dirbtinis intelektas, ir visi kiti dalykai. Tai iš tikrųjų aš manau, kad nepakeis, bet papildys. Reiškia, mes atsilaisvinsim savo potencialą ir galėsim dirbti visai kitos kokybės darbus. Labai geras klausimas yra slaido programėlėje. Jūs irgi beje galite užduoti atsidarę ją klausimus diskusijoms dalyviams. Kaip skatinti mokytis visą gyvenimą viešojo sektoriaus darbuotojus, kurie sėdi, pavyzdžiui, toje pačioje darbo vietoje po 15-20 metų, ponia Irena? Tai kaip skatinti, tai čia yra nuolatinis turbūt klausimas, mes visada apie tai kalbam ir dabar šiek tiek didėja skaičius, kuo labai džiaugiamės. Tai atsiradusi nauja platforma Kursuok, tikimės irgi motyvuos. Šiandien kaip tik turėjo viceministras pristatinėti kitoj konferencijoje duomenis, tai aš manau, kad greitų laiku matysim pirmus duomenis, bet aš norėjau dar truputėlį sureaguoti prieš tai buvusi klausimą apie tai, kad reiškia, to svarbus sektoriai reikalaujantis aukšto išsilavinimo, kad jie tikrai gali išstumti tą manualinį darbą, bet aš norėčiau priminti tą skaidrę, kurią rodžiau apie jaunimą, kuris neturi net vidurinio išsilavinimo. Taip, ir šiuo atveju, vėlgi jie, mūsų piliečiai, ir mes turim galvoti, ir tikrai žinau, kad turiu aplinkojo, kai verslininkas padaręs verslą, bet neturintis išsilavinimo 45 metų grįžta į suaugusių mokymo centrą, kad įgyti. Tai vėlgi, greta to, kad didelės investicijos į tą aukštas technologijas, taip, mes turim nepamiršti ir tų, tapusių suaugusiais, kurie galbūt neturi vidurinio, bet vėlgi, kaip juos paskatinti, turėti sąlygas, sudaryti jiems, mokytis ir įsilieti į darbo rinką. Bet čia gal tos aspektas truputėlį buvo apie tą viešąjį sektorių, nes tarkim verslas ar ne, privačios įmonės, jos kažkaip turi ten tų savo motyvacinių priemonių, galų gale tiesiog ateis kitas, kuris geba labiau. Viešajame sektoriuje tą padaryti kartais yra sudėtingiau. Ar čia yra tos paskatinimo priemonės, jos galėtų būti iš esmės skirtingos? Bet iš kitos pusės viešasis sektorius gal turi daugiau tokių galimybių, nes iš jų reikalaujama mokytis, ar tu dirbi kažkokio administracinį darbą, ar tu mokytojas esi jo, tai yra tikrai toks nuolatinis reikalavimas ir kartais jie turi didesnės galimybės negu privačiam, nes kartais atsiranda tas truputėlį išstumimo efektas, darbdaviui yra naudinga paimti naujai parengtą žmogų, negu skatinti savo darbuotoją mokytis. Tikrai ne visada, taip, bet kartais tas atsiranda. Ir aš manau, kitas labai svarbus aspektas, mes irgi nuolat apie jį kalbam, tai yra darbdavių supratimas ir visuomenės supratimas, kad mokymasis yra investicija. Ne tik išlaidos, bet tai pirmiausia investicija. Bet investicija tiek darbdavio, tiek darbuotojo į save. Taip. Birutė, norėtų papildyti. Aš turiu nedidelę praktiką darbo viešajam sektoriui. Ir galvoju, kad čia yra tas paskatinimas, ar ne, tai jisai ateina per motyvaciją. Ir ta motyvacija, tai yra asmeninė motyvacija ir ta institucinė motyvacija. Vis tiek viešasis sektorius tikrai pakankamai yra valstybės tarnybos įstatymas, ar ne? Ir valstybės tarnybos įstatymas ten irgi reglamentuoja daug dalykų, nes tu esi valstybės tarnautojas iš tikrųjų. Tai tu matai labai aiškiai tą savo karjerą, tą savo karjeros galimybės, tu turi tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus, ar ne? Tai tu arba sieki, arba nesieki. Tai aš manau, kad su valstybės tarnyba ir su viešuoju sektorium, tai turbūt reikėtų kalbėti apie sektoriaus patrauklumą ir tą vadinamą darbdavio įvaizdį. Tai
kam tas darbdavio įvaizdis tinka, tai tie žmonės ten dirba ir dirba gerai. Ir jie ir mokosi, ir daro tuos karjerinius žingsnius ir turi karjeras, ar ne? Tai aš manau, kad čia dvi dedamosios yra visą laiką, bet kur. Ar viešajam sektoriui, ar ne viešajam sektoriui. Viešajam sektoriui yra pakankamai daug reguliacijos. Ir žmonės, kodėl ten nemėgsta dirbti, ypatingai tie, kurie ateina iš verslo, pabando ir išeina, tai jie išeina dėl ko? Jie išeina dėl to, kad ten yra labai daug reguliacinių dalykų. Tu neturi laisvės veikti. Tai reiškia, kad tu būdamas departamento vadovas ar skyriaus vadovas, tu neturi laisvų rankų auginti žmogų. Tai aš manau, kad šitas vietas reikėtų atlaisvinti ir peržiūrėti. Dar klausimas iš Laido. Lietuvos suaugusiųjų, tai yra 25-64 metų mokymasis yra vienas žemiausių Europoje, nesiekia net 10%. Galbūt, pavyzdžiui, jūs, ponia Irena, žinot, kitų gerų valstybių pavyzdžių, kur tos skatinimo priemonės padėjo, kokie mechanizmai, modeliai truputį išjudina tą dalį? Tokių receptų nežinau, nes jeigu žinotume, tai turbūt greit pritaikytume ir turėtume tuos skaičius. Žinoma, pirmaujančios yra Skandinavijos šalis, bet tai turbūt vėlgi ta yra kultūrinė, istorinė tradicija. Ten seniai atsiradęs tas suaugusių švietimas, yra bendras visuomenės supratimas, palaikymas. Žinoma, ten irgi yra įvairių tų klausimų, bet tiesiog toks tradicinis susiklostęs, tai mes visada žiūrim juos kaip pavyzdį. Kas Lietuvoje tikrai yra labai aktyvu, tai mes turim vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą mokymėsi ir vėl tikrai turim negalvoti, kad tai yra tik tai, pensininkai, kurie eina laisvalaikiu, nes mes turim nemažai tų vyresnio amžiaus žmonių, kurie dirba. Ir čia šiuo atveju vėlgi tas kvalifikacijos tobulinimas yra jiems labai svarbus, jie stengiasi, nori išlikti darbo rinkoje ir jie tikrai įsitraukia. Turbūt didžiausias klausimas yra to vidutinio amžiaus, kaip aktyvinti, kaip įtraukti. Ir žinoma, įvairūs tyrimai rodo, kad, kaip priežastis, kodėl nesimoko, jie sako, ar tai finansinė, arba laiko trūkumas. Bet aš tikrai pritarčiau ir prieš mane kalbėjusi prelegentai, kad tas motyvacijos aspektas labai svarbu, kiek visuomenė supras to reikalingumą ir vėlgi tą patį pakartosiu, aukštosios mokyklos įdiegs tą norą mokytis jaunam žmogui, tai aš manau, kad kažkokių specialių priemonių tiesiog nebereikės. Pone Andrijauskai, tyrėjas čia pristatė tokią apibendrintą darbuotojų ir darbdavių apklausą, kas, tarkim, motyvuoja ar ne mokytis visą gyvenimą. Jūsų darbuotojų, pavyzdžiui, motyvuoti yra mokytis, ar dalis gal galvoja, kad jiem nereikia? Tai aš tikrai pritarčiau, kad žmogaus motyvacija turbūt pagrindinis yra variklis, nežinau, ten organizacija gali daug tų instrumentų prigalvoti, duoti, bet jeigu žmogus nenori, pavyzdžiui, mokytis, tai tu nepriversi jo, tai iš tiesų, privačiam sektoriui galiu pasakyti, kad tikrai noras mokytis, kelt savo kvalifikaciją yra tikrai didelis. Kaip minėjau, žmonės tame mato didelę pridėtinę vertę savo. Už tai, kad tokiu būdu jie kelia savo vertę rinkoje, reiškia, jie gali daugiau uždirbti, jie tampa paklausesni, juos galbūt pamato, galbūt ir konkurentai pamato ir panašiai. Tai be abejo, bet aišku, ten tų įvairių formų yra darbuotojai, darbdaviai pilnai apmoko mokymus, yra kai kurie dalinai, tarkim, apmoko, yra, tarkim, vadybos programos, pavyzdžiui, kur aukštosios mokyklos irgi turi vadybos programas, magistrų vadybos programas, kurios kainuoja nemažai ir pavyzdžiui, darbdavys sutinka apmokėti, pavyzdžiui, 70%, ten, tarkim, 80% su mintim, kad darbuotojas pats irgi įneštų savo dalį, įdant, kai susimokė pinigus, tada ir ta motyvacija didesnė yra mokytis ir rezultato aukštesnio siekti. Tai iš tiesų, manau, kad privačiam sektoriui, dėl viešo nežinau, nes nesu susidūręs su viešuoju, dėl to man sunku palyginti, bet privačiam yra tikrai paklausa kvalifikacijos kėlimui, papildomam mokymam tikrai yra didelė. Aš kažkaip turiu įtarimą, kad mes mokytis pradėti motyvuojami ir dalį
žiūrovų, nes štai yra klausimas, ko mokytis yra vertingiausia, kokie gebėjimai ir kompetencijos yra svarbiausios ir reikalingiausios, kur dabar tam žmogui užsirašyti. Ar galime kažkaip apibrėžti, ko Lietuvos ekonomikai, ar ne, aukštą pridėtinę vertę kuriančiai ekonomikai, kokių kompetencijų ir gebėjimų reikia dabar arba, tarkim, po 5 metų, nes vis tiek tie mokslai kai kada užtrunka. Kas norėtumėt? Tyrėjos gal? Jūsgi nustatėt ten, ar ne? Tai viena iš turbūt labai svarbių tai yra kritinio mąstymo. Tikrai labai svarbi kompetencija, kaip minėjau, yra mokymosi mokytis. Pastaruoju metu visoje Europoje didelis dėmesys skiriamas toms minkštosioms kompetencijoms, socialiniams, bendravimo, taip, nes tai, bet kurioj profesijoje jos yra labai svarbios, ne tik konkrečiai kompetencijos, žinoma, ir susietos su tam tikra profesija. Bet ne kartą teko girdėti iš darbdavių, kai jie sako, kad, tas darbuotojas, kuris ateina, galbūt jisai konkrečiai ten kažkokiai tai veiklai, kažkokių žinių ar kompetencijų jam šiek tiek trūksta, bet jis linkęs mokytis, jis linkęs būti lankstus, atviras. Ir tada darbdavys, ką ir paminėjot, iš privataus sektoriaus tikrai jį investuoja ir, kaip pasakyti, pabaigia pasirenkti jo tai veiklai, kuri yra tuo metu labai svarbi. Aš galėčiau papildyti, jeigu leisit. Tai mano supratimu, tai žiūrint į ekonomikos dinamiką ir vystimąsi, tai be abejonės tai yra tos skaitmeninės kompetencijos. Neišvengiamai mes tikrai turėsim mokytis, ar ne, ir jos dėl tos nuolatinės kaitos, dėl tų pokyčių. Kitas dalykas - kalbos, nes iš tikrųjų gyvenam globaliam pasauly. Aišku, dabar atsiranda visokių įrankių, kurie demotyvuoja kalbas mokytis, ar ne? Bet iš tikrųjų aš galvoju, kad dar kažkurioje tai perspektyvoje tikrai tas kalbų mokymasis išliks. Ir aš irgi visiškai pritarčiau, ką sakė ponia Irena, tai noras mokytis. Tu turi turėti viduj tą norą mokytis. Ir tas noras mokytis kaip kompetencija, kaip savybė vis tik turėtų būti turbūt ugdoma labiau. Nes čia yra nuolatinis procesas iš tikrųjų. Kalbam apie nuolatinį procesą. Labai irgi geras klausimas, kad diskusijoje minima, jog yra reikalingos kompetencijos, o darbo rinkoje dažniausiai prašoma turėti įgūdžius, pavyzdžiui, programuoti. Tai kaip dabar žmogui tai suderinti, Tomai? Reikia mokytis, reikia... Mokytis suderinti? Mokytis programuoti, jeigu tau reikia programuoti. Tai ne viskas yra suderinama, tai dėl to ir kalbam čia, kad reikia tos įgūdžius ugdyti. Ir aš galiu pasakyti, čia dabar kažkaip mes taip užsiciklinam, kad darbdavys darbuotojas. Bet aš noriu kitą kampą paimti, kad pavyzdžiui savininkas, ten ar įmonės, ar ten verslo, jis irgi susiduria su šitą problemą ir aš turiu labai pavyzdžių. Tie pavyzdžiai tai irgi artimi universitetui, tai yra tyrėjai, kurie tyrė, vysto kažkokią tai technologiją, kurią paskui nusprendžia komercializuoti, steigia atžalinę įmonę ir tie tyrėjai, tie mokslininkai ten atneša tą technologiją, tą produktą ir jį bando komercinti, tai reiškia įvesti į rinką ir parduoti. Ir čia jie staiga susiduria su problema tokia, kad jie labai geri tyrėjai, labai geri technologijos kūrėjai, bet yra jie labai prasti komersantai, labai prasti pardavėjai, labai prasti marketingistai. Ir tada iškyla jiem klausimas, arba turi tada komandą stiprinti, kažką tai priimti, arba turi savo tos įgūdžius pradėti ugdyti. Ir tikrai mes matom daug, to pačiai inovacijų vadyba. Yra inovacijų, lyg ir inovatyvūs esam, viską, bet reiškia, su inovacijų vadyba pas mus yra kaip ir tokia problema, kad žmonės neturi tų įgūdžių ir sukūrė, tarkim, padarė A, negali padaryti B ir C, nes trūksta tų kompetencijų. Tai aš sakyčiau, čia tokia problema ne tik tai darbuotojo darbdavio, bet taip pat ir savininko problema, kad ir savininkas irgi tame tarpe turi mokytis ir ugdyti kompetencijas ir suvokti, kad jam to reikės. Taip.
Bet jeigu galima, aš tik norėčiau papildyti, tai čia vėlgi svarbios tos minkštosios kompetencijos, tas gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendradarbiauti, nes turbūt vienas žmogus, koks jis bebūtų protingas, aktyvus ir besimokantis, negali visko žinoti. Tai šitie tyrėjai, kurie sukuria naujas technologijas, vėlgi tada turi bendrauti su tais, bendradarbiauti, kurie turi gebėjimus komercializuoti, parduoti jo ir tas ir skatins tada tą ir besimokymą, jo ir aukštas technologijas. Aš tik tai kažkaip turiu įtarimą, kad šitas klausimas, vėlgi, mes kalbam apie kompetencijas, o darbo rinkoje dažniau siūloma mokytis įgūdžių. Turime omeny, kad jeigu mes kalbam apie kritinį mąstymą, ar ne, gebėjimą dirbti komandoje, mokėjimą mokytis, tai tokių kursų tarsi niekas ir nesiūlo. Norėčiau nesutikti. Tikrai aukštosios mokyklos siūlo ir labai daug. Ir ne tik aukštosios, ir įvairios, privačios įmonės, kurios dažniausiai vėlgi paskui samdo aukštųjų mokyklų dėstytojus. Nesiūlo. Tik tai vėlgi turbūt, kompetencija, tai jinai yra to platesnės tokios apimties. Ir čia turbūt nereiktų supriešinti kompetencijos ir įgūdžio. Įgūdis yra atlikti, kažkokią tai konkrečią veiklą. Kompetencija lyg tai būtų virš tų įgūdžių. Jo, tai aš manau, kad tikrai siūlo visi universitetai, ir Vilniaus universitetas, ir mūsų Mykolo Romerio, nes mes siūlom ir dirbam ne tik su studentais, tikrai visos aukštosios mokyklos siūlo įvairiausius perkvalifikus pagal savo vykdomas kryptis studijų ir darbuotojams tai tikrai aktyviai toje veikloje užsiima. Apskritai, jūs minėjot, kad universitetai turėtų būti ta vieta, tarsi, kur žmogus išmoksta mokytis visą gyvenimą. Kalbėjom apie darbdavius, kurie irgi prisideda prie to viso darbuotojų jau mokymo. Čia dar vienas susijęs klausimas, kiek profesinės mokyklos turėtų prisidėti prie šito mokymosi viso gyvenimo. Tai kaip, vėlgi tuo idealiu atveju, kaip turėtų atrodyti ir veikti visa šita mokymosi viso gyvenimo sistema? Gal apskritai nuo pradinės mokyklos turėtų ateiti tas supratimas, kad nesibaigs nei viduriniu, nei aukštuoju išsilavinimu, kad tau nuolatos reikės tobulėti. Taip, jūs visiškai teisi, nes čia ir yra mokymasis visą gyvenimą. Mes kažkaip taip suprantam tas mokymasis visą gyvenimą po to, kai jau pabaigė aukštąją mokyklą. Bet iš tikrųjų tai apima visas amžiaus grupės. Iki mokyklinis, bet jisai yra iki pagrindinės mokyklos privalomas. Dėl to mes šiek tiek mažiau apie tai kalbame. Ir žinoma, paskui lieka. Profesinės labai aktyviai, aš manau, jos ir dalyvauja ir gali dar aktyviau dalyvauti, taip, būtent kai mes kalbam apie įgūdžius. Irgi tikrai taiko, siūlo įvairiausius perkvalifikavimo mokymus, bet vėlgi apie ką mes kalbam ir kas yra labai svarbu, tai yra tas lankstus perėjimas iš vienos švietimo, mokymosi sistemos lygio į kitą. Tai yra po vidurinio, galbūt žmogus eina į profesiją, galbūt jis nori kažkokio įgūdžio, paskui jis gali pagalvoti, kad jis nori kolegijos, kartais eina iškart į aukštąją mokyklą, galima po kolegijose aukštai. Vėlgi, tas toksai ir nuoseklumas jis yra labai svarbus. Ir žinoma, per visas tas grandis, jeigu mes gebame išugdyti, parodyti tą svarbą mokymosi ir tai, kad mokymasis yra malonus, nes jeigu mes paimsim vidutinio amžiaus suaugusį, ir čia ankstesni tyrimai buvo ir paklausė, ar jūs mokotės, tai dažniausiai sako, ne, aš jau pabaigiau ir nepriminkit man nei universiteto, nei mokyklos suolo. Tai šitokio požiūrio neturėtų būti. Ir čia mes ir kalbam, kad tas mokymosi mokytis, kad norėtų tai darytų, taip suaugęs išsiugdytų, bet tas yra labai svarbu. Ir tada, kaip jūs sakot, ir profesinės tikrai labai prisidės, ir kolegijos, ir privačios kažkokios įstaigos, ir tikrai nemažai organizacijų ar įmonių, kurios pas save viduje organizuoja mokymus. Ir tikrai, tas bus ne 10%, bet gal pasieksime Europos vidurkį apie 13%, o gal ir aukščiau švedų ir skandinavų, kur yra apie 30%. Tomai, jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie verslą, nes čia vėl yra toks klausimas, labai daug klausimų, man atrodo, labai aktuali tema ir tikrai labai daug žmonių nori mokytis, jei nespėjot klausimą užduoti, rašykit. Ar skiriasi, vėlgi iš jūsų tikrai bendraujat ir su daugiau verslininkų, ar skiriasi motyvacija darbuotojų pagal regionus, tarkim, miestuose ir mažesniuose miesteliuose, ar čia tiesiog priklauso, nežinau, nuo žmogaus, nuo galimybių galbūt siūlomų
toje vietovėje, bet to tokio kažkokio išsiskaidimo nesijunta. Tikrai nesu pastebėjęs, kad ten skirtusi motivacija žmogaus, kuris ten didmiestyje ar kažkur tai regione, ta prasme. Tai jo labiau, kad techninės priemonės dabar leidžia tos mokymus daryti nuotoliniu būdu, tai tikrai čia nėra problema ir daugiau čia labiau gal sakyčiau, reiškia priklauso nuo to, gal kurioj srity žmogus dirba, ir galbūt kokie keliami jam irgi tikslai, ta prasme, to darbdavio, pas kurį jisai dirba. Bet vėlgi aš žinau irgi įmonių nemažai, ta prasme, ir nedidmiesčiuose, ir kitose miestuose. Ir dabar beje investuoja aukštos pridėtinės vertės produktus kūrenčios bendrovės, investuoja gamyklas nebe Vilniuje, nebe Kaune, nebe Klaipėdoje, bet pavyzdžiai yra ir Molėtai, ir Panevėžys, ir Šiauliai, ir Alytus. Tai žodžiu, ta kultūra, jeigu ten ir buvo kažkokia kitokia, tai jau jinai ateina ir tikrai, kaip sakyt, jokių techninių ribojimų, kad žmogus galėtų mokytis kažkur tai nutolusių vietų, tiesiog jo nėra. Tai manau, kad čia tikrai nėra problema. Dar vienas klausimas, toks, sakyčiau, šiek tiek provokuojantis. Kai kurioms profesijoms yra būtina privaloma jau čia kelti kvalifikaciją nuolatos. Tai gal reikėtų, kad visuose darbuose, sako, rinkoje privalomai turėtų kelti kvalifikaciją kas kažkiek metų. Gal tada ta motyvacija atsirastų, ką jūs galvojate? Nežinau, Birutė. Čia kalbam apie tas reglamentuojamas profesijas, kurios iš tikrųjų jos turi labai griežtus reikalavimus. Tai nežinau, reikėtų gal pasižiūrėti, kaip ten sekasi tas privalomas reikalavimas. Ne, čia jūs turite omeny, kad įvertinti, kaip sekasi privalomas ir tada žiūrėti, ar taikyti visiems be išimties. Galvot, ar čia visiems reikėtų. Bet iš tikrųjų, kai mes kalbam apie mokymąsi visą gyvenimą, aš tai irgi sutinku, kad mes labai dažnai galvojam, kokia čia prasmė, esmė ir kiekvienas labai skirtingai suprantam. Bet manyčiau, kai kalbam apie asmenį, kuris baigė ar studijas, ar jisai baigė studijas ar profesiniai mokykloje, ar kolegijoje, ar universitete, tai jisai iš tikrųjų gavo tas žinias, kompetencijas šiai dienai. O kaip žinia, žinios irgi sensta. Tai reiškia, mes turėtume labiau galvoti aukštosios mokyklos ir ne tik aukštosios mokyklos ir profesinės mokyklos turbūt apie tą vadinamą perkvalifikavimą. Lietuviškai labai negražiai skamba, bet angliškai labai gražiai skamba. Čia yra apskilinimas, reskilinimas, ar ne? Tai iš tikrųjų tai yra tas įgūdžių atnaujinimas ir atsinaujinimas. Tai tiesą sakant, mes turėtume labiau orientuotis būtent į šitą veiklą, ką ir pradėjo daryti aukštosios mokyklos. Ir jeigu ir labai gera proga turbūt paminėti tą gerą iniciatyvą nužiūrėtą iš Prancūzijos Kursuok LT, nes aš kiek žinau, čia yra prancūziškas modelis nužiūrėtas. Tai pradžioj aukštųjų mokyklų buvo labai nedaug. Kai platforma pasileido, tai Vilniaus universitetas, mes buvom gal turbūt vieninteliai, kurie pasiūlėm 8 programas. Turbūt visi kiti žiūrėjo ir galvojo, o kas čia bus. Tai šiandien prieš einant čia aš peržiūrėjau pasiūlą, galvoju, pasiūla tikrai labai didelė ta pasiūla. Tai reiškia, valstybė investuoja, valstybė sukūrė platformą, investuoja pinigų, tai reikia tik tai pakelti vieną vietą nuo sofos. Iš tikrųjų, viskas padėta. Kitas momentas, apie ką turbūt irgi reikia kalbėti, apie užimtumo tarnybą ir apie užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas. Jeigu anksčiau mes galvodom, tai darbo birža ir visiems buvo viskas aišku, kad ten geriau neiti, geriau nesikreipti, tai šita institucija irgi keičiasi. Ir keičiasi tikrai į gerą ir tikrai supranta, kas vyksta rinkoje ir orientuojasi aukštos pridėtinės vertės
mokymus. Ir jeigu tokios rimtos organizacijos kaip bankai, kaip, reiškia, finteko įmonės pradeda naudotis užimtumo tarnybos teikiamom programom, tai žinokit, postumis jau tikrai yra įvykęs. Tai aš galvoju, kad pamažu turbūt mums reikia labai aiškiai suvokti ir suprasti, kad turim formuoti tokią paslaugą ir tokią pasiūlą, kuri reikalinga rinkai. Ne tą, ką mes galim pasiūlyti kaip mokymo įstaigos, bet iš tikrųjų pagalvoti apie tai, kogi reikia rinkai šiandien dienai. Aš gal trumpai, gerbiamą Birutę, papildysiu iš tiesų tikra teisybė, kad ta situacija rinka, jinai pastoviai keičiasi. Ir konkretus pavyzdys, prieš 10 metų, tarkim, mes turbūt mažai kalbėjome apie dirbtinį intelektą. Dabar kalbam, kad galbūt jisai pakeis kai kurių profesijų žmonės, galbūt taip ir bus, ten atlaisvins arba ten žmonės įgalins būti žymiai efektyvesniais. Bet dabar yra aktualios tokios, kad yra mokymai, yra kursai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, kad tu galėtum tapti efektyvesnis, kad tu galėtum pasiekti savo kažkokius tik asmeninius tikslus, galbūt darbinius tikslus, nes yra daug labai dirbtinio intelekto tų toolsų vadinamų, tų priemonių, instrumentų ir jų kūrėsi labai daug. Ten kasdieną jų sukūrėmi ten 10-100 naujų instrumentų. Ir mokėti jais naudotis, tai irgi yra įgūdis tam tikras, kurio reikia mokytis. Prieš 10 metų to net negalėjome įsivaizduoti. Tai dabar yra kursai, mokymai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Kitasgi pavyzdys, pavyzdžiui, tvarumas. Tai yra nauja tema, tvarumas, ir aš žinau, aukštosios mokyklos, reiškia, lyg tai jau turi tvarumo programas ir yra kursai atskiri, reiškia, kur moko žmonės, moko darbuotojus to, reiškia, tvarumo. Ir netgi atsiranda pareigybės naujos organizacijose, tai yra tvarumo, nežinau, tie vadovai, tvarumo projektų vadovai, reiškia, ir vėlgi prieš 10 metų mes apie tai nekalbėjom. Tai pasaulis keičiasi, labai greitai keičiasi, ir jeigu tu nesugebi adaptuotis, tu nesugebi išmokti tų naujų dalykų, reiškia, tu tiesiog iškrenti iš rinkos, tu pralaimi konkurenciją. Tai čia tiesiog yra privaloma tą dalyką daryti. Tada į užimtumo tarnybą. Pane Irena. Aš labai trumpai tik norėjau pasakyti, tikrai tos aukštosios technologijos, kas sako, taip, universitetuose yra jau atsakingi, kuruojantis tą tvarumo aspektą. Mes kalbam apie dirbtinį intelektą, visas išsilavinimas, bet žinoma, turbūt labai visos profesijos svarbios, nes ir tas kepėjas, kuris kepa, jo ir kirpėja, kur yra, tai vėlgi, jie turi savo ligmens, galbūt savo įgūdžių tobulinimo, tikrai, kirpėjai, tai mes žinom, turbūt ten kas keli mėnesiai ar kažkiek tai vis tobulina savo įgūdžius, tai tas irgi labai svarbu. Ir žinoma, kaip Lietuva, kadangi neturi miškasenų, ką ir minėjot, bent jau kol kas neradę, tai tos aukštosios technologijos, tai išsilavinę žmonės yra mūsų turtas. Gerai, mes turime šiandien specialiojo svečio klausimą ir jį kviečiu užduoti UAU universiteto įkūrėja ir vadovė Inga Jablonskė. Labas vakaras. Pirmiausia, tai atstovauju šiandien Neformalaus ugdymo universitetą, UAU University, mūsų įsteigtą kompetencijos ir karjeros centrą. Ir noriu paantrinti, išsakyti pozicijai, kad vienas iš svarbiausių krepšelių kompetencijų ir įgūdžių tai yra tikrai minkštieji įgūdžiai. Mes kaip UAU University einam pas darbdavį ir klausim, kaip turim paruošti žmogų, kad jis būtų reikalingas darbo rinkai ne tik šiandien, bet ir rytoj. Ir tikrai dirbame ne tik tai su žmonėm, kurie šiandien turi užtikrintą darbo vietą, bet taip pat socialinė atskirtyje esančiai žmonėm, kaip moteris, kurios gyvena regione virš 55 metų, neįgalų žmonės, kurie irgi nori susikurti padorų gyvenimą ir turėti darbo vietą. Ir kada mes nueinam pas darbdavį ir klausiam, tai kokių kompetencijų reikia, kad tas žmogus būtų būtent reikalingas šiandien ryt, visada išgirstame, kad minkštų įgūdžių. Išmokykit žmonės minkštų įgūdžių, nes viso kito aš galiu pats išmokyti, nes aš turiu vidinę akademiją ir panašiai. Tai tikrai pritariu, ką jūs dalinotės, kad kūrybiškas mąstymas, lankstumas, gebėjimas kooperuotis, komunikuoti, tai yra vienas svarbiausių įgūdžių. Bet mano klausimas galbūt būtų irgi iškeliant šitą temą, kaip mes galėtume kartu, tiek protų čia sėdim, kaip mes galėtume pagalvoti, o kaip būtent dar labiau įtraukti žmonės esančią socialinėje skirtyje, nes tokių žmonių labai daug, kurie gyvena regione, yra užsidarę, kur jų aplinka nepalaiko idėjos mokytis visą gyvenimą. Aš tą galiu sakyti labai drąsiai, nes mes matom, koks būna kartais net heiterių atakos, kai mes parašom postą, kviečiam mokytis, nes mes esame ir kursuoki, ir UŽT turim programas.
Ir būna, tai ką čia reikia mokytis, nuo kam čia mokytis, kokia čia nesąmonė, kas tai sugalvojo. Tai kokia jūsų būtų idėja, kaip padėti dar labiau integruoti, ypač žmonės esančius socialinė atskirti gyvenančius regione, kur aplinka jų nepalaiko, na, kad ateitų iki jų tą žinutę, kad jeigu tu nesimokai šiandien, tu rytoj tiesiog būsi nereikalingas darbo rinkai. Kita vertus, mokytis tai yra realizacija, tai yra smalsumas, tai yra gyvenimo džiaugsmas. Tai noriu tokį klausimą užduoti, gan abstraktų, bet man rodos labai svarbus yra šiandien dienai. Gerai, kas norit pradėti? Tai aš labai trumpai, atstovaudama universitetą, kartu atstovauju ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją. Tai kaip tik pasinaudodama progą pasakysiu, kad šiais metais lapkričio 18-22 dienomis visoje Lietuvoje vyks 25 suaugusiųjų mokymosi savaitė, į kurią mes kviečiam ir pristato įvairius mokymus, vykdo mokymus, savo veiklas pristato pačios įvairiausios organizacijos. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi aktyviai įsijungsit. Vėlgi, tai yra tą savaitę labai daug kalbama, žinoma, džiaugiamės ir šituo forumu, kalbama apie tą mokymąsi visą gyvenimą ir tikrai kartais būna, kad žmogus nelabai žino, kur gali nueiti. Tai čia vėlgi kursuok kaip platforma iš tikrųjų yra labai geras dalykas, nes tai vienoj vietoj bus daug, yra daug informacijos ir daug galimybių. Aš tai siūlyčiau per sėkmės istorijas ir per storytellingą. Čia yra labai labai veiksminga priemonė. Ir kai kažkas papasakoja savo istoriją, tai tada kažkas, klausydamas tą istoriją, galvoja, palauk. O kodėl ašgi šito nedarau? Ir aš manau, kad Lietuvoje mes tikrai turim labai daug iniciatyvų ir tokių labai gražių iniciatyvų. Ypatingai mes pasižiūrėkim 3 amžiaus universitetą, ar ne? Tas 3 amžiaus universitetas prasidėjo nuo labai nedidelės iniciatyvos ir šiandien dienai per visą Lietuvą ten jie turi labai daug savo vietų, ar ne? Tada yra visokių asociacijų, klubų. Tiesiog reiktų kviesti. Bet aš suprantu, Ingos, čia pagrindinis klausimas yra, o tai, nes jie irgi tą daro. Bet kaip tą žinutę nunešti iki to socialinėje atskirtyje esančio žmogaus, kurio galbūt gimusio noro mokytis nepalaiko aplinka, nes sakom, kad durnas, kam tau čia reikia. Bet tai tas žmogus jis vis tiek kažkur yra, ar ne? Jisai yra kažkokioj savivaldybėj, kažkur tai jis yra ir tiesiog, žiūrėkit, aš vėl grįžtu prie to, kad yra labai daug tų visokių iniciatyvų. Ir jeigu dabar peržiūrėtume, tai tų iniciatyvų tik, labai daug, visokie aviliai. Ir ko tik tai nėra iš tikrųjų. Kodėl tų žmonių nepasiekia tos iniciatyvos? Nežinau, aš neturiu to tokio, recepto turėčiau, tai tikrai pasakyčiau. Bet aš vis tiek, aš tai labai tikiu tom istorijom tokiom, nenukabintom, bet tų realių žmonių realiom istorijom. Tai kaip tą padaryti, ką žinau, tai turbūt, kad vis tiek bandyti kviesti tuos žmonės, eiti prie tų žmonių, juos pakviesti. Manau, kad su savivaldybėm kalbėti, su kažkokiom, jie vis tiek yra kažkokiose jungtyse, gal ne po vieną, gal daugiau ten, tai... Tomai, jūs norite dar papildyti? Tai man atrodo, kad vėlgi ten tie žmonės savo burbuluose gyvena, turbūt pagrindinis iššūkis, kaip tą informaciją nunešti iki jų, kad toks ir klausimas yra, jo, ta informacija yra ir aišku, kad jam ar jai ten būtų įdomu, nes jeigu tu jo neužkabinsi ar jos savose, tai kas iš to, tai gal vėlgi tiem žmonėm socialiniai atskirti, gal ir kažkokie tie mokymai turėtų būti kažkokie paprastesni tokie žemiškesni, gal kažkokių tai tokių įgūdžių, kuriem ir ūkija praverstų, bet aišku, pagrindinis iššūkis yra kaip dasikasti iki to žmogaus, kad jį pagriebtų už rankos ir jam susakyti. Tai nežinau, čia priklausomai, kur tas žmogus gyvena. Tai vėlgi yra, kiek jie bendruomeniški, nes jeigu yra bendruomenės, aišku, per bendruomenės galima tai daryti, bet jeigu jų bendruomenė tenais
kaip sakyti, ta socialinė atskirtis dar ypač su kai kuriais dar savo niuansais, ta prasme, tai aš įsivaizduoju, kad ten gali būti tikrai sunku tokį žmogų sumotyvuoti, nes jisai užsisukė savo rate yra ir ten jau, kaip sakyti, nebe mokytojų darbas jį iš to rato ištraukti yra. Dabar žiūrėkit, mes turime dar kokias 7 minutės iki šitos diskusijos pabaigos ir turime be galo daug klausimų. Tai dar, nes noriusi kažkaip tiem žmonėm atsakyti, tai mėginam taip šiek tiek trumpiau ir galbūt ne visi, jeigu nelabai turit ką pridurti ir jau kolegos yra pasakę, tai gal negaiškim laiko. Tai vienas iš klausimų, aš gal sujungsiu 2 iš tikrųjų juos. Vieną, kiek darbo rinka yra pasiruošusi suteikti lankščias galimybės mokytis, pavyzdžiui, stoti į bakalauro studijas, kurių paskaitos vyksta dienos metu, tai čia eina kalba apie darbdavius jau tikriausiai. Ir antras dalykas, kad Lietuvoje nemokamai galima gauti tik vienam bakalauro ir vieną magistro diplomą. Ir jeigu tu nori, pavyzdžiui, 2 bakalauro arba 2 magistro, tu turi susimokėti pats ir kartais ta suma yra nemenka. Ar ši tvarka turėtų keistis ir ar tai padėtų skatinti mokymąsi visą gyvenimą? Tai gal jūs, Tomai, tada apie darbo rinką, kiek lanksti jinai yra? Tai aš kaip minėjau, kad tikrai yra pavyzdžių, kai, tarkim, magistro studijas apmoka darbdavys kartu su darbuotoju arba pilnai apmoka, tai šitoj vietoj, kaip sakyti, yra tų pavyzdžių. Tai aš manyčiau, kad kaip tos galimybės. Viskas yra įmanoma, žodžiu. Viskas yra įmanoma, aišku, gal negalėčiau apibendrinti už visus darbdavius, tačiau tikrai tikrai daug kompanijų žinau, kurios tos dalykus daro ir taip. Gerai, o dabar dėl to bakalauro vieno ir vieno magistro, Irena, matau, pirmą. Aš labai trumpai tik tai noriu pasakyti, kad aukštosios mokyklos taip pat labai reaguoja į tą poreikį. Pavyzdžiui, Mykolo Romerio universitete magistratūros beveik visos studijos vyksta penktadieniais, šeštadieniais, todėl kad magistrantai jau suaugę žmonės. Čia Birutė papasakos. Ir dirba, taip, tai aukštosios vėlgi atliepia tų besimokančių poreikių, o kalbant apie vieną tik tai bakalaurą ir magistrą, čia turbūt valstybės galimybės. Mes visi turbūt norėtume mokytis ir stengiamės mokyti, tai po kelis galbūt turėti bakalaurus ar magistrus, bet turbūt tokios kol kas yra šalies galimybės. Bet tas, kuris turi bakalaurą, tai tikrai gali daug mokytis paskui savarankiškai, įti kursus ir taip toliau. Ir tai vėlgi galima keisti profesiją, įgyti naują profesiją. Vilniaus universitetas turėtų antplūdį, pavyzdžiui, žmonių, kurie norėtų 2 bakalauro arba 2 magistro? Iš tikrųjų ir turim. Ir turim, nes į magistrantūrą paprastai valstybės finansuojamas vietas mes turim labai didelius konkursus. Aišku, ne į visas programas, bet tikrai tendencija yra tokia, kad tikrai labai dideli konkursai. Bet kalbant apie bakalauro studijas ir apie darbą, tai aš galėčiau pasakyti, kad tam žmogui, kuris klausė, jam reikėtų pasidomėti formomis, nes bakalauro studijos, tai jos gali būti ne tik tai tos, kur nuo ryto iki vakaro paskaitos. Jos yra, pavyzdžiui, sesijinis tvarkaraštis, tai ten jau tikrai gali suderinti ir darbą, ir mokymąsi. Dabar jau 4 minutės liko, tai labai trumpai, neišsiplečiant, kokie jūsų manimų turėtų būti pagrindiniai žingsniai, kurių Lietuvoje turėtų būti imtasi, siekiant efektyviai skatinti mokymąsi visą gyvenimą. Tai mes jau kalbėjom, kad tie receptai, aišku, yra sudėtingi surasti, bet ką galima padaryti, ką mes matom, Tomai, kokie 3 žingsniai? Tai visų pirma, aišku, viskas prasideda nuo finansavimo, nuo pinigų, tai jeigu yra finansinės galimybės, tai tada galima ir realizuoti. O šiaip sakau, žmonės iš savęs, vėlgi, jeigu jisai nenori mokytis, tai tu gali daryti, ką nori, ar jinai nesimokys. Tai tiesiog manau, kad turi būti galimybės sudarytos, turi būti atitinkamai finansai skirti tiem dalykam ir viskas. Ir mes turim ilgą istoriją mūsų nepriklausomybės ir aš tikrai daug pavyzdžių žinau, kur žmonės, ta prasme, puikiai derino ir darbą, ir mokslą, ir tie, kurie investavo savo laiką visų pirma į savo kvalifikacijos kėlimą, įgūdžių kėlimą, jie ilgainiui tik išlošė. Ir jie ilgainiui išlošė ir finansiškai turiu omeny.
Aš labai trumpai, tik tai noriu pasakyti taip, mes labai džiaugiamės tą Kursuok platformą, kuri sukurta Europos fondų pagalba, tai aš labai tikiuosi, kai tos lėšos baigsis, valstybė toliau investuos, nes kartais būna, kad nutrūksta, nėra finansavimo, nutrūksta, tai šiuo atveju vėlgi tikrai tiek valstybės, tiek individų, tas poreikis ir dėmesys nuolatiniam mokymuisi visą gyvenimą, tikiuosi, išliks. Birute, kaip Jūs galvojat, kokių 3 tų pagrindinių žingsnių būtų galima imtis skatinant? Aš tai manau, kad tobulinti Kursuok LT platformą, ten tikrai dabar jau prasisuko ratas ir tikrai mes turim labai daug tokių patarimų, kaip patobulinti. Čia yra normalus procesas. Kitas dalykas - peržiūrėti ir lankstinti mokymosi formas, be abejonės. Ir programos, turbūt čia nieko naujo nepasakysiu, jos turi būti labiau orientuotos ir labiau atliepti tą rinkos poreikį. Tai tiek. Gerai, pasižiūrėkime gal tada slaido programėlėje, kaip čia mūsų aktyvūs žiūrovai balsavo, ar jų manimų besimokantys visą gyvenimą ir mokymasis visą gyvenimą transformuos Lietuvos ekonomiką. 83% sutinka, 17% mano, kad ne. Ką Jūs galvojat? Aš manyčiau, kad nesutinka tie turbūt, kurie nelabai mokosi. Va čia ta ir grupė yra, kurią, kaip tik ir kai kolega kalbėjo, kaip įtraukti, kaip paskatinti. Tai skaičius pakankamai mažas, vis tiek ten, kiek ten 83 mano, kad transformuos, 17 kad ne. Tai manau, kad, kaip sakyt, ateitis nebloga Lietuvos. Birute. O aš tai galvoju, kad tas 17% pakankamai didelis skaičius. Man taip atrodo, kad... O kaip atrodo, kodėl jie taip galvoja? Pesimistai tie žmonės. O kodėl jie pesimistai, kodėl jie taip galvoja? Žinot, yra dar labai įdomus tyrimas Užimtumo tarnyba, ką padarė ir ten yra būtent, tas tyrimas buvo nukreiptas į jaunus žmonės. Tai Lietuvoje mes turime apie 30 000 jaunų žmonių, kurie nedirba, nesimoko ir nenori. Tai aš galvoju, čia labai labai rimtas signalas Lietuvai. Tai čia turbūt iš tų 30 000. Ko gero reikės pagalvoti, ką su jais daryti, bet šiandien mes jau turime dėja baigti, nes mūsų laikas baigėsi. Ačiū visiems buvusiems kartu, labai ačiū taip aktyviai dalyvavusiems ir pasimatykime po savaitės, kalbėsime kitą temą, neatidėlioti pasitikėjimo mokytojų, o šiandieninės diskusijos dalyviam dėkoju. Čia buvo Žinių ekonomikos forumo ir Vilniaus universiteto rengta diskusija, kuri yra viena iš diskusijų ciklo dalis. Gražios savaitės.